vyrą apsaugoti. Nu, jeigu mes galvojam apie jį, linkim jam laimės ir pinamės tos plaukus, žodžiu, save apsaugoti, tai yra labai labai didelė magija. Plius supinti plaukai, kasa, pavyzdžiui, nugara, jinai saugo, nu, žinot, apie čakras, kalbėjome, ne, prieš paskaitą. Tai čakros yra iš abiejų pusių, tokie kaip piltuvėliai eina. Priekis visą laiką yra stipresnis, nes mes, nu, kaip taip sakant, mūsų dėmesys į priekį. Nugara visada yra pažeidžiamesnė. Kasa eidama palei stuburą ir jeigu ilgai, iki žemės tą riešo storumo, ne, kasa to buvo, ne, tobulas dalykas, tai jinai apsaugo visas mūsų pagrindinės čakras, energetika mūsų apsaugo. Tai yra apsauga. Plius tai yra toks, per kasą, per plaukus iš žemės gauname energiją. Ir plius kiekvienas palaido plauko galiukas, jisai išspinduliuoja energiją ir sugeria energiją. Dėl to ypatingai mažom mergaitėm negalima vaikščioti palaidais plaukais, todėl kad jos tada, mūsų aplinkoje yra labai daug geismo. Pasižiūrėkime reklamas, kokios ten, nu, ta prasme, pavyzdys, Women's Secrets, ne, moters paslaptis. Parduotuvės pavadinimas. Aš, prekybos centre viename pamačiau tokį tipo parduotuvę. Moters paslaptis pavadinimas, ne, labai gražus. Ir, moters paslaptis, taip. Dabar ten tos moters paslaptis, ta parduotuvė buvo vitrinos per visą, taip sakant, nuo lubų iki žemės, nepaprastai ryškus apšvietimas ir ta parduotuvė pardavinėja moteriškus apatinius. Moters paslaptis, suprantat, koks, paradoksas, suprantat, mes mistiškos būtybės, o vaikštam nuogos, kokia čia paslaptis, tada. Tai vat, ir tie plaukai, ir vat apie tai, kad dabar yra akcentas to seksualumo, visai bandoma mus įtikinti, kad ta graži moteris yra ta, kuri seksuali, pažiūrim mis rinkimus ir visą kitą apskritai, kas vyksta aplinkui. Tai vat mūsų aplinkoje yra labai labai daug geismų. Ir mes palaidais plaukais eidamos, mes viską sugeriam. Tai mes, suaugusios moteris, sakykime, mes jau esame tokios gal jau, gyvenimo visai kaip mėtytos ir ten kažkokios mes esame, mes galim, gal galę turim intelektą ir sąmoningumą, mes galim, jeigu esam, ugdom tą sąmoningumą savyje, mes galim vis tiek atsirinkti, kas yra gerai, kas yra blogai. Maži vaikai, mažos mergaitės to dar negali padaryti. Ir jos sugeria labai daug tos, to viso geismo, to negatyvo viso. Ir jos paskui labai joms sunku dorybingai gyventi toliau. Atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra gėdinga, o kas yra, dorybinga. Tai siekdamos apsaugoti savo dukras, jeigu turite dukrų, arba turėsite dukrų, arba anūkų, kada nors galbūt turėsime, ne? Tai mes turim tą dalyką žinoti. Ir taip pat pačios turime apsisaugoti, taip pat nereikėtų vaikščioti palaidais plaukais. Kadangi aš jau kurį laiką, taip sakant, gyvenu pagal tas tradicijas vedinės, stengiuosi bent jau gyventi, aš jau galiu pajausti skirtumą tarp to, kaip aš jaučiuosi palaidais plaukais ir kaip aš jaučiuosi surištais. Tai maksimumą, ką aš sau leidžiu, taip pat į uodegą surištus plaukus ir tai nėra gerai, tai nėra saugu. Yra geriau supintus plaukus. Bet čia jūs pačios galite eksperimentuoti ir pajausti. Bet tai, aišku, visą tai, ką aš kalbu, suprantate, tai yra labai labai subtilūs dalykai. Ir tai pasijaučia nuosekliai kasdieną tą darant ilgą laiką. Ir tik tai tada, čia toks, žinot, kaip senį besmegenį, kaip statom nuo mažos gniūžtės, ridenam ir tada pasidaro kažkoks didelis. Tai tai plaukai yra magija. Ir dar, tai yra labai labai didelė magija, labai didelis poveikis. Ir Vedas sako, kad moters kūno formos vyrus traukia 8 kartus stipriau, negu moteris traukia vyro kūno formos. Čia yra pavyzdys, kurį aš duodu, nes labai sunku suprasti, kaip tai vyrai irgi traukia daugiau, ne? Bet tai pavyzdys, pavyzdžiui, dabar įsivaizduojam vyro koją ir įsivaizduojam moters koją. Čia skirtumą vyro koja ir moters koja, tai tiesiog, formos yra kitokios. Ir mes, kadangi neturim vyro kūno ir mes negalim pajausti, ką jaučia vyras, mums atrodo, kad mums reikia labai daug pastangų dėti, kad vyrą patraukti jo dėmesį.
O plaukai yra tikrai labai galingas energijos toks šaltinis, nu, kaip patrauklumo šaltinis. Ir nu, bet kuri graži moteris su gražiais ilgais plaukais, jeigu eina palaidais plaukais, jinai visų dėmesį patraukia. Tai gal tai moteriai atrodo, o kaip faina, aš va čia tokia graži, visi žiūri mane, bet tai jinai labai daug pralošia. To, kad tas dėmesys, tai yra kiekvienas žvilgsnis atima energiją iš tos moters. Ir tada moteris dažniau serga, jai rečiau sekasi, jinai greičiau pavargsta, greičiau sensta, netgi taip. Ir, pavyzdžiui, trumpi sijonai irgi, nu, apie sijonus tiesa, irgi vėliau apie rūbus, irgi kodėl yra svarbu, nu, kaip mes rengiamės, irgi yra svarbu. Tai vat apie plaukus tiek. Nagai, vėl, nagai, ilgi nagai yra būdingi plėšrūnai. Taip? O plėšrūnai yra tie, kurie, nu, čia irgi vat, iš to ta tradicija auginti ilgus nagus arba prisiauginti dar papildomus nagus tokius, tai yra iš to vat, būtent to seksualumo propagavimo. Kad neva vyras turėtų būti medžiotojas ir ten sumedžioti tą moterį, o moteris yra grobis ir turi vilioti vyrą, ir vyras turi ten bėgti iš paskos ir ją medžioti, ir va čia kažkaip tai taip yra. Ir tam, kad labiau vyrui kiltų asociacijos su tuo, kad moteris yra kaip grobis, va tie ilgi nagai kaip pas plėšrūną. Kad jaustų didesnį pasitenkinimą ją sumedžiojus. Toks labai paprastas lygmuo, paaiškinimas. Bet realiai tie ilgi nagai, jie drasko energetiką. Tiek moters pačios savo susidrasko energetiką, tiek aplinkinių žmonių. Tai irgi nagai ir plaukai tai yra iš tos tų subtilių dalykų, kaip subtilios energijos. Tai va, bet visų matau nagai yra, nebent kai kurios taip sėdi dabar. Ne, normaliai visos. Tai va. Tai ypatingai va, tie visi priklijuojami ir apskritai reikėtų vengti viso to, kas dirbtina, visos priklijuojamos blakstienos, aš apie kitas kūno dalis, netikras iš jų stilių, tai visa tai labai žaloja moters energetiką. Ir tai labai didelė kaina, kurią mes mokame už tą dirbtinį gražumą. Nes viso to gražumo galima pasiekti labai natūraliais būdais. Paprastais, nežalojančiais, nedraskančiais. Va. Bet galbūt ne visą laiką grožio pasieks. Taip. Tokio vidinio, aš nesusitaikymo. Kaip? Pavyzdžiui, sakai, kad ten tie dirbtiniai dalykai, jie turi būti, taip, bet kartais, pavyzdžiui, kai pagalvoja, tai galbūt tai trukdo ir gyventi, tarkim, tai tau nesuteikia to tokio žvilgsnio į save, į veidrodį ir pasitenkinimo. Dirbtiniai dalykai nesuteikia? Jie yra dirbtiniai, dėl to, kad kitaip jų natūraliai tu jų nepasidarysi. Kaip, pavyzdžiui, krūtinės ar kažkokių dalykų. Tai va, tu gali su to gyventi, susitaikyti, prisitaikyti. Kad tu kažko neturi, ne? Jo, bet iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, aš kadangi 2 vaikus atmaitinau, tai aš esu žiauriai nepatenkinta savo krūtinę ir man tai yra labai sunkus dalykas. Tai aš, pavyzdžiui, ryščiausi tam kūno žalojimui, kad tik tai aš galėčiau atsistoti prieš veidrodį ir pasakyti, va, tai man patinka. O vyrai? Irgi jau sako, gal galėtum pasidaryti. Abipusis sutarimas. Jo, bet ne dėl to, bet čia tiesiog dėl to, kad aš iš tikrųjų jaučiu, kad tai netitinka, tarkim, tu tai šitoj vietoj standarto. Tai va, standarto netitinka. Bet jo, tai norint pasijusti tą tokį, žinai, gražią, taip, kad kiti galėtų matyti, kad tu esi graži, atrodo, tau tai vieno to dalyko trūksta, žinai. Susisiūti pilvą ir pasidaryti plaukus, žinai. Kadangi kiekvienas aukštesnis lygis yra vis stipresnis, tai kuo didesnis vidinis grožis, kuo didesnis dvasinis grožis, tuo jis labiau persmelkia tą mūsų būtį. Ir tada, bet prieisim prie to. Aš suprantu, apie ką tu kalbi. Aš irgi labai norėčiau daug ką savyje pakeisti. Ir aš stengiuosi išmokti save priimti, kokia aš esu.
Man daug kas, tikrai labai nepatinka. Pavyzdžiui, aš labai, čia vienu momentu aš labai pradėjau paniškai išgyventi tai, kad aš senstu. Aš pradėjau matyti raukšles. Ir mane tai žlugdo, iš tikrųjų, aš labai daug dedu pastangų, kad aš su tuo išmokčiau gyventi. Tai aš suprantu, ką turiu omeny. Tai va, bet tas išorinis grožis yra svarbus tuo, kad mes turime tam skirti dėmesio visada, bet nesidaryti galų savo dėl to, kad, čia irgi primestas tas standartas, kaip tos visos barbės yra, normali moteris taip negali atrodyti. Ir mes esame aukos. Ir vyrai yra irgi aukos. Tai va. Taip, nagai. Pėdos. Yra labai dar svarbu prižiūrėti pėdas dėl to, kad moteriai prižiūrėti pėdas, dėl to, kad tai yra mūsų, bet čia vėl tokia ir filosofija glūdydame, kad tai yra mūsų ryšys su žeme. Moteris gauna energijos iš žemės, jeigu moka gauti. Ir jeigu nėra, kas sugalvoja aukštakulnius? Čia vėl grįžtam vis prie tos sąmokslo teorijos, suprantat? Kad mes gyvenam dabar, aš pavyzdžiui gyvenu 9 aukšte. Gyvenat kas nors 9 arba aukščiau, arba žemiau. Esmė yra ta, kad mes labai atplėšti nuo to žemės. Asfaltas, automobiliai, aukštakulniai, netgi elementariai. Tai mes esame atplėštos nuo tos žemės ir mes nebegaunam tiek energijos iš žemės, kiek mums priklauso. Moteris yra labai susijusi su žeme. Todėl, kad žemė, vediniai filosofija, yra viena iš 7 žmogaus mamų. Kaip ir moteris yra mama, taip ir žemė yra mama. Ir kuo moteris turi glaudesnį ryšį su žeme, tuo jinai ir gražesnė, ir sveikesnė, ir stabilesnė. Žinote, girdėjote ten tą posakį, kad moters protas yra neramus. Tai vat, mūsų prigimtis yra šiaip nerami. Atsikeli ryte, atsidarai spintą ir nėra ką apsirengti, o dieve, koks siaubas. Arba dar net nespėja atsibusti, dar nespėja atsimerkti ir jau nerimas, ką valgyti padaryti, ką rengtis, kaip čia kas, čia kaip tas, kaip anas, tai vat. Ir ištisai mes gyvenam tokiam nerime ir kai mes dar neturim to ryšio su žeme normalaus, tai mums iš viso yra labai sunku. Tai vat tą priežiūrą pėdom, savo pėdom, tai yra, bet ne šiaip, kad tiesiog reikia sąmoningai, šiandien jūs, kai grįšit namo, sąmoningai skirkit dėmesio savo pėdom. Masažas, manikiūras, pedikiūras tai yra, tai prasme, sąmoningai, ten druskos vanelės, pavyzdžiui, pamirkyti, ten, tiesiog, pagirkit savo pėdas ir vasarą tuo jau ateina, jau pavasaris, kvepia, jau saulė plėskia ir greitai galėsim basos vaikščioti. Tai tikrai labai reikia skirti tam dėmesio, kad kuo daugiau basom vaikščioti. To, kad mes iš žemės, iš to ryšio su žeme mes gaunam viską ir jaunystę, grožį, viską mes gauname. Dar yra tokia meditacija pėdų, tai aš dar apie, yra, ta ne pėdų meditacija, įsižeminimo, ryšio su žeme atstatymo meditacija. Ir tas įsižeminimas yra labai svarbus, ypatingai moterim. Vyram taip pat yra svarbus ir tą meditaciją gali daryti tiek vyrai, tiek moteris. Bet žodžiu, kai mes prarandame ryšį su žeme, mes pradedam elgtis kvailai, mus neša vėjas, žinote, kaip yra dykumuose tie tokie, tie rutuliai tokie. Tai kai mes neturim ryšio su žeme, mes taip elgiam, kaip tie, kurie suprasa. Mes prarandame galimybę priimti, turėti ir išlaikyti. Mes nesugebame būti čia ir dabar. Žinote, kad tas yra labai svarbu, todėl kad į ką mes kreipiam dėmesį, ten mes siunčiam energiją. Praeities jau nebėra, ateities dar nėra. O jeigu mes nuolat gyvenam planais apie ateitį, mintimis apie tai, kas bus, kaip bus, jeigu arba prisimenam praeitį, nuolatos gyvenam praeitį, mes neduodam jėgos šiai akimirkai, dabarčiai. Mūsų net nėra, mes net neegzistuojam, kažkur kitur esame. Ir tas įsižeminimas, vaikščiojimas basom, dėmesys savo pėdom, būtent palengvina gyventi čia ir dabar šią akimirką. Kai neturim ryšio su žeme, mes jaučiamės bejėgi ir net prarandam norą gyventi. Praradę ryšį su žeme, prarandame stabilumą, jėgas ir galime išklysti iš kelio. Nueiti šunkeliai, sakykime. Taip. Neturint ryšio su žeme, sunku rasti savo vietą šioje žemėje. Žinote posakį, žmogus, kuris tvirtai stovi ant kojų.
Tai va, daug yra pasakymų susiję su tuo, va, būtent stovėjimu ant kojų. Todėl, kad tai yra va, pažodinis vertimas, tai sakant, pažodinė prasmė. Tai yra ir finansinis mūsų gerbūvis, tai yra ir mūsų imunitetas su tuo susijęs. Neturint ryšio su žeme, mes prarandame ir sveikatą, ir fizinę gerovę, ir apskritai stabilumą gyvenime. Kuo labiau... Taip. Tada matome save atskirtus nuo visumos, jaučiamės tokie, kuo labiau atsiskyrę esame nuo žemės, kuo mažiau turim tą ryšį su žeme, tuo mes labiau jaučiamės individualiais. Ne visatos dalimi, o kažkokiais, tai, nežinau, uždarom, kažkokiam, tu prasme, atskirom, tarsi gyventume burbule kažkokiam. Tai va, aš, dar mano vyras, dar vaikai ir viskas, va čia mano pasaulis, toks mažas burbuliukas. Tada nesugebame atsispirti stresui. Ir apskritai stresas ir būtent atsiranda iš dviejų dalykų, va, dvi priežastis mūsų stresavimų. Vienas žmogus yra tokia būtybė, kuri turėtų turėti ryšį su žeme ir su Dievu. Su to, kas dvasinga yra. Tai va, jeigu žmogus neturi ryšio su žeme, tai va, jisai kaip va, tas dykumų, tas kamuolys. Arba kaip hėlio pripūstas balionas, neaišku, kažkur, kur vėjas pučia, ten ir skrenda. Jeigu žmogus neturi ryšio su Dievu, tada jisai kaip kirminukas. Jisai šliaužia. Tai va, žmogus turi turėti, normalus žmogus, paprastas, tiesiog eilinis mirtingasis, turi turėti stiprų ryšį su žeme ir stiprų ryšį su Dievu. Tie, kurie labai labai stipriai eina dvasingumo keliu, dvasiniai mokytojai, tie, kurie iš tikrųjų jau atsižadėję materialaus pasaulio ir nuo ryto iki vakaro medituoja į Dievą, tiems nebereikalingas ryšys su žeme, nes jie viską gauna iš aukščiau. Bet mes dėja, nežinau, ne mes, gal čia aš tik tai tokia, bet, prasme, kol kas, bent jau man, reikalingas ryšys su žeme, taip pat kaip ir ryšys su Dievu. Tai va, ir netgi galima, pačiu blogiausiu atveju, to įsižeminimo nebuvimas gali sukelti netgi psichozę, nes psichiškai nestabilus žmogus yra praradęs ryšį su pagrindu ir realybe. Tai va. Ir tas, kai mes įsižeminame, tada lengviau priimti sprendimus, išsisklaido nerimas dėl ateities, galime priimti iššūkius kažkokius, tai galime, mėgaujamės gyvenimu čia ir dabar. Negyvename praeitimi ir negyvename ateitimi. Ir tai va, tą meditaciją dabar greitai galim padaryti. Gerai, sakramtykite, darykite. Tai tokia meditacija irgi, čia vienas iš tų dalykų, kas turėtų tapti mūsų tokiu kaip įpročiu, vat, kaip valome dantis, nes mes negimėm mokėdami valytis dantimis. Ar gimėt kažkas? Be dantų gimėm. Mes netgi be dantų gimėm. Tai va, mes išmokome valytis dantis ryte ir vakare. Ir čia mūsų kaip ir rutina, ne tokia. Tai va, tokie paprasti dalykai, tokia, higiena, subtili higiena, tai irgi turėtų būti mūsų rutina. Tai va. Jūs sukramtat viską. Dabar irgi vėl atsisėdam, nugarą tiesi, nesiremia į atlošą ir atsisėdam taip, kad remtųsi normaliai kojos į žemę. Ir užmerkim akis. Ir dabar pabandykit sutelkti dėmesį į savo pėdas, pajauskite, kaip pėdos remiasi į grindis. Kiekvieną pirštuką pajaučiam. Kaip kiekvienas pirštukas remiasi į grindis. Pėdų kraštus, kulną, pagalvėlės pirštų. Pėdos centrą pajaučiam. Dabar įsivaizduojam, kad nuo kelių per pėdų centrus, centrą leidžiame šaknis į žemę. Įkvepiam. Iškvepiam ir leidžiam. Ir taip kvėpuojam, kiekvieną kvėpimą įkvepiam ir iškvepiam ir leidžiam tas šaknis. Leidžiam galingas, tokias tvirtas šaknis, leidžiam. Pasiekėm žemės centrą ir įsikabinam savo šaknimis. Žinot, kaip vijokliai auga sieną į viršų, ir taip prisispaudžia su tais savo čiuptuvais, kad paskui net sunku nuplėšti. Taip ir mes savo šaknėmis įsispraudžiam, įsigeriam, įsikabinam tvirtai į žemės centrą.
apvyniojom, apraizgom žemės centrą. Ir taip mintise patikrinam, ar tikrai gerai įsikabinom. Ir dabar mintise nuo žemės centro savo šaknimis kylame link pėdų ir žiūrim, ar kokios tos storos, galingos šaknis, plačiai išsikeriojusios, kaip jos tvirtai laikomos. Pasiekiam pėdas ir pabandom, pajaučiam, ar to šaknis, ar jaučiam šaknis, ar laikomus tvirtai šaknis. Įkvepiam, iškvepiam ir atsimerkiam. Kaip jūsų pėdos? Pabandykit pakelti pėdas, žemukės. Tai nesunku atplėšti, ne? Tai va šitas dalykas vėlgi toks labai paprastas, ne? Nu čia toks prailgintas tas buvo, tiesiog jums tą metodiką aš norėjau parodyti. Bet realiai, jeigu jūsų dar fantazija yra gera, tai jūs galite, nežinau, sėdit darbe, ne? Ir kaip prisimenat, bespausdindamos. Aha, tai suleidžiat, aha, pasitikrinat, aha, ir vėl, ir viskas. Susirinkime sėdit kokiam nuobodžiam, pavyzdžiui. Va susirinkime galima meilę visiems siūsti. Pabandykit, padarykit eksperimentą. Neužsimerkus gal tada. Ne, neužsimerkus, jo keistai atrodytų užsimerkus, aišku. Jo, bet padarykite eksperimentus, pažiūrėkit, ateikit į darbą, pavyzdžiui, ir kolegom atsiųskit meilės. Arba atsidėkit, leiskit šaknis ir pabandykit pajausti, ar jūs lengviau išmuša iš vėžių, ar sunkiau išmuša iš vėžių. Čia tiesiog, suprantat, tie dalykai labai paprasti, bet juos reikia, jeigu jūs darysit reguliariai, jūs ir stebėsit, kas vyksta jūsų gyvenime, jūs pradėsit matyti. Arba ne, gal aš jūs apgaudinėju, dabar sėdžiu ir meluoju išsijausus. Bet jūs pačios tik tai galite suprasti, ar aš čia meluoju ar ne, jeigu pabandysit. Tai va, toliau, kas dar, ką kiekviena moteris turi daryti, tai moteriai yra labai svarbus prisilietimas. Tas fizinis kontaktas yra svarbus. Apskritai, tai kiekviena moteris turėtų išmokti daryti savo savimasažą, veido savimasažą, pėdų savimasažą, eiti pas moterį masažistą. Tas yra labai svarbu kiekvienai moteriai, todėl kad mūsų oda yra labai jautri. Tai apie vyrus mes nekalbam. Ta prasme, tas apskritai prisilietimas yra bet kokiam žmogui yra svarbu. Čia skaičiau straipsnį, kad žmogui normaliam gyvenimui reikalingi 7 apsikabinimai per dieną. Minimum 7 apsikabinimai per dieną. Apsikabinam kas nors? 7, kuo nors 7 kartus per dieną. Su vaikais? Su vaikais. Kas neturi vaikų, kaip gyventi? Nuskriausti. Nuskriausti? Taip. Netgi moterim iš viso rekomenduoja, kai vaikystėje pradėjom miegoti su pliušiniais meškiukais, taip ir toliau miegoti, net ir suaugusiom su pliušiniais meškiukais. Nes moteris, dar irgi koks skirtumas, bet čia vėl šauko aš į kitos savaitės paskaitą. Jeigu moteris sako, kad mano vyras yra dar vienas vaikas, jinai griauna savo santuoką. Tuo, kad Vedos sako, kad moteris yra vaikas. Visada moteris yra 14 metų maždaug amžiaus paauglė su hormonų audrom ir ten visakuo. Tai yra moteris, kuri vaikas ir dėl to mums reikalinga globa vyro ir mes turim tą pripažinti. Nes jeigu, nežinau, ar jūs, kas nors iš jūsų taip gyvenate, kad jūsų vyras yra dar vienas vaikas? Taip? Tai labai normalus, tipiškas nušėjimas. Bet tai yra labai žiauru. Čia yra požiūrio reikalas šiaip jau. Jeigu tu jį žiūrėsi kaip į vaikais ir bus vaikas. Jo, bet tai yra labai sunku gyventi metai iš metų su dar vienu vaiku. Labai vargina. Bet tas prasidėjo kažkada anksčiau. Toks bendravimo stilius, kad vyras yra dar vienas vaikas. Ir tą požiūrį galima pakeisti, kad vyras taptų vyru, o tu vaiku taptum jo, bet tik ne iš karto, nes reikia paruošti žmogų, taip sakant. Gal kažkaip ir buvo atvirkščiai, bet jau turbūt kai vaikai atsirado, tai ta moteris tampi tokia šeštą kampą ten atradus. O mano kaip tik vyras buvo, jisai kadangi jauniausias, brolis už jį vyresnis 15 metų, tai jis mamos toks buvo. Kai gimė sūnus, jis ir buvo toksai maždaug, ką čia man konkurentas dar. Kai gimė dukra, viskas, jis pasidarė vyriškas,
pats ten keliasi naktim aplink tą vaiką, šoka, tą tik vynioja, viskas pasikeitė žmogus. Nu, aš niekada netikėjau, kad taip galima pasikeisti. Apskritai, vat, kalbant apie moteriškumą, kas turit dar mergaičių kas nors? Dvi. Tai vat, nereikia jokių paskaitų, jums niekur nereikia vaikščioti, žiūrėkite į savo mergaitės, kaip jos elgiasi su savo tėčiais ir mokykitės, rašykitės, konspektuokitės ir eksperimentuokit. Todėl, kad Vedos sako, kad moteris gimsta jau viską žinodama, ko reikia gyvenime. Kaip mergaitė savo tėčius vynioja aplink pirštą, šakės. Gražu žiūrėti. Ir reikia, ir jūs suprantat, mes visą tą mokėjom, mes gimdamos mokėjom, bet mūsų sugadino. Mus į... Ką? Ne tik viskas. Ir mama, visi mūsų, suprantat, mums nieko nereikia, mums tiesiog reikia vystyti tas savybės, kurias mes jau turime. O mums įdėjo galvą minti, kad mes turim konkuruoti su vyrais ir tapti tokios, nepasiduoti, kautis, lyderiauti, spręsti, priimti sprendimus. Vienodai uždirbti. Ten apskritai, va čia tarp mūsų mergaičių moters uždirbami pinigai yra skirti tik jos poreikiams. Ne jokiai elektrai, ne jokiom dujom, net ne bulkai. Papuošalam. Žieminiam padangom. Tikrai ne žieminiam padangom ir ne benzinui. Nebent tik grožio saloną saugoti. Nu, papuošalam, rūbam. Taip. O mes suprantat, kadangi mes tokios kaip vyrai, mes viską per pusę, čia aš irgi galiu viską. Ir blogiausia, liūdniausia, kad mes iš tikrųjų galim viską. Bet kokia to kaina yra, to galėjimo. Tai vat, aš vis kažkaip čia viską išjungiu, ką man reikia, savo špragalkę išsijungiu. Nu va, tai žodžiu masažas. Kaip? Labai gerai. Aš nežinau, kiek elektra kainuoja, tai nežinau. Tai va gerai. Bet aš matai moku už darželį. Aš būką, kad... Tai va čia dar yra toks momentas, suprantat? Va čia irgi kai kurios moteris ką daro. Nu, dabar galvoju, nuo ko čia pradėti pasakoti. Esmė yra ta, kad mes kažkodėl tai nepriskiriam, gerai, ne mes, kai kurios moteris savęs nepriskiria prie šeimos. Nu, kad tarsi man gėda šeimos biudžeto pinigus savo naudoti, nes jie yra skirti vyro kaklaraiščiui, vaikų batam, ar ten darželių ir panašiai. O aš tai kažkaip, aš apsieisiu. Ir jeigu mes pradedam, kuo daugiau mes tokią idėją klaidingą galvojam, tuo mes labiau iš savęs viską atimam ir tikimės, kad mums vyras tada susiprotės duoti, bet jis nesusipratė. Ir tada labai toks, labai bloga. Kuo toliau, to blogiau daros. Ir kuo toliau, to labiau nelaimingos mes būnam. Tai vat, moteris uždarbama, moteriai darbas yra reikalingas. Todėl, kad ne tam, kad mes norim, galim daryti karjerą, norim būkim verslininkės, belia ką, galim daryti viską, ką širdis geidžia. Tik tai prioritetai kokie, todėl, kad moteris yra ta, kuri dirba namuose. Nėra tokios moters, kuri galėtų ilsėtis ramiai, atsipalaiduoti netvarkingose namuose. Kiekvienos tvarkos suvokimas yra skirtingas. Ten viena iš proto eina, jeigu ten kažkokį, plauką vieną ant grindų visame bute pamato ir jau viskas. O kita gali matyti tą plauką ir normalu. Bet turiu omeny, kad pagal savo suvokimą tos betvarkės negali moteris ilsėtis namuose. Jinai gali, jeigu pervargus, jinai ir tada nematyti. Bet natūraliai tas neišeina. Tai dėl to, kad moters pagrindinis darbas yra namai. Bet kaip nėra tokio vyro, kuris galėtų normaliai, ne su pavažiuojančiu stogu, ištisą parą, 7 dienas per savaitę ištisai dirbti, kad ir koks mėgiamas darbas būtų. Vis tiek jam reikia ilsėtis, ne? Taip ir moters nėra tokios moters, gal yra, aš nežinau, yra tokių moterų, sutikus esu, kurios sako, kai aš čia buvau su vaikais, kai buvo faina, tik namuose sėdėdavau, čia viską darydavau, bet tokių nėra daug. Tai moteriai yra labai svarbu tas darbas kaip poilsis nuo pagrindinės darbovietės. Tik tai kaip prioritetai mūsų netokie, mes pavargstame tame, tam, kur turim pailsėti ir kai jau grįžtame į pagrindinę darbovietę, mes jau turim ir nebematyti viso ko. Tai va, bet čia aš nukrypau. Bet čia irgi apie tą patį, iš principo apie tą patį grožį ir apie tai, kiek mes skiriame savo laiko ir dėmesio savo dalykams.
Tai masažas šiaip yra tikrai svarbus ir daugelį skirtingų šaltinių aš vis randu tą patį patarimą, kad moteris tikrai turi skirti savo uždirbamų pinigų ne elektrai ir ne žieminiam padangom ar plaktukui, o nueiti į grožio saloną arba pas moterį masažistą. Ir labai dar tiesa, kadangi tai vis tiek yra labai intimus dalykas, lietimasis prie nuogo kūno, reikia ir masažo metu yra tikrai energetiniai dalykai visokie vyksta, tai reikia tikrai atkreipti dėmesį, koks tai žmogus, kuris daro masažą. Reikėtų rinktis, jau kažkaip skirti tam laiko ir pasidomėti, kuom gyvena, nes jeigu kokia ten mėgėja pabrukšnoti stipriųjų gaiviųjų gėrimų ar ten parūkyti ar dar kažką, tai mes tą nešvarą pasiimsim ir į savo gyvenimą ir mums bus blogai. Arba kokia ten, nežinau, paleistuvė ar panašiai. Tai ta prasme, reikėtų tikrai pasiaiškinti, pas ką mes einame, kam mes save atiduodame, į kieno rankas atiduodame. Va. Iš tokių paprastų dalykų irgi vonios su eteriniais aliejais, bet natūraliais, ne tais, kur rašo, kad natūralus, o iš tikrųjų natūraliais. Pavyzdžiui, iš kvapų namų, aš jais pasitikiu. Žinot, kvapų namus? Jie man nemoka už reklamą, jeigu ką. Tai va, nes ir tikrai, va, kitoks jausmas, va, sąmoningai tą darant, kurį laiką, labai jaučiasi, savijauta gerėja. Net kartais, pavyzdžiui, jeigu nėra tų pinigų, galima ir paprastų dalykų, bet tiesiog skirti savo dėmesio. Elementari paprasta akmens druska, kuri kainuoja ten keletą tų centų, pavyzdžiui, kaip pylingas, ten šveitiklis, labai labai gerai veikia, labai švelni oda pasidaro, aš pati buvau nustebusi. Bet tiesiog čia kalbu aš apie tai, kad reikia skirti savo kūnų dėmesio ir neapleisti jokiais būdais. Iš tikrųjų, normali moteris, kodėl yra kaip rekomendacija moteriai nedirbti, neiti darbą. Todėl, kad jeigu mes iš tikrųjų normaliai skirtume savo dėmesio tiek, kiek reikia, nebūtų laiko mums eiti jokį darbą. Aš kažkada paskaičiau ir realiai taip ir buvo. Taip. Nes kažkaip atgausi taip, kad ten salone visą dieną praleidau, bet čia buvo šeštadienis. Ir kaip po darbo jauties tikrai. Tai įsivaizduokit, kūnas vien, nuprausti tą savo kūną, ne? Tai viską pasidarė. Kaip? Ir tai ne viską pasidarė. Tai va, tai va, tai kūną nuprausti. Tada ten vis taip kaip jį su aliejais išmasažuoti. Šiaip tai sakoma, kad kalbant apie švarą, bet švara irgi moters jėga. Labai yra svarbu ta švara, kūno švara ir namų irgi švara irgi labai svarbu, nes vyras irgi, gal jisai taip sąmoningai nefiksuoja, bet visi nešvarūs indai, kriaukliai užsibūvę, jam veikia pasąmonė ir irgi atstumimas pas jį atsiranda. Ar išmėti apatinius irgi, aš tikrai nežinau, kaip tai realiai įgyvendinti gyvenant šeimoje, bet moteris neturėtų savo apatinių ir apskritai moteris turi būti paslaptinga. Vyras neturi matyti jokių depiliacijų, jokių ten tokių visų kaukių ir visako. Vyras kuo mažiau turi žinoti apie tą mūsų, mistinį, taip sakant, žygis, kuriuo mes imamės tam, kad mes atrodytume gražus. Taip pat visi apatiniai išsimėtę iš namų, po namus ar ten džiūstantis ir visą kitą, jie irgi padaro vyro ir moters santykius vulgariais. O suprantat, kai atsiranda tas vulgarumas, dingsta ta paslaptis ir mes daromės, neįdomus, atstumimas tas atsiranda. Labai sunku tada išlaikyti vyro žavėjimąsi mumis, kai jisai mato ypatingai, jeigu dar nešvarius apatinius, jeigu dar, žinote, tomis dienomis kaip nors ką nors paliekame ten ne vietoje ar panašiai, bet tas yra labai svarbu. Tai va ir švara yra, bet švara yra, aišku, vėlgi, yra fizinė švara, tai yra kūno švara, tai yra rūbų švara, tai yra namų švara, bet taip pat tai yra ir vidinė švara, kuri irgi labai stipriai jaučiasi. Tai yra žodžių švara. Tai yra, kas yra žodžių švara? Taip. Keiksmažodžiai, grubūs žodžiai, pavyzdžiui. Kaip mes apskritai, kokius žodžius mes vartojame. Minčių švara, apie ką mes galvojame. Apskritai, apie ką mes galvojame. Jeigu mes nuolat kritikuojame ką nors, tai užteršia pirmiausia mus pačius. Nesvarbu, galim net nesakyti, jeigu kažkuom bjaurimės, jau iškart mes užsiteršiam. Ne tas žmogus, kuris bjaurus, bet mes gauname tos nešvaros. Tai reikia labai save saugoti nuo tokių dalykų.
Ir vėl, jeigu mes tą sąmoningai pabandytume, kažkiek tai daugiau įdėti, įtraukti į savo gyvenimą, tikrai ilgainiui pradėsim matyti pokyčius savo gyvenime. Tai va, toliau dar yra, kas svarbu, pasipuošimas. Man, pavyzdžiui, yra askezė puoštis, iš tikrųjų, nuoširdžiai sakau, pirmasis lygis man yra tikrai askezė, nes aš niekad nekreipdavau labai daug dėmesio, gal vaikystėje bendriau kreipdavau, bet mane mama pradėjo įtikino, kad aš esu šarka ir čia tipo žemas lygis savim rūpintis ir aš dabar bandau atsistatyti, kad čia aukštas lygis savim rūpintis. Tai va tas puošimasis, man, pavyzdžiui, yra askezė. Kitom moterim yra natūraliai tas gaunasi. Bet dabar aš tą suprantu, kodėl tą reikia daryti. Pirmiausia, tai vėlgi subtilus tie dalykai. Tai yra pavyzdys, pavyzdžiui. Yra moteriškas, žinote, vediniai filosofijai Dievas nėra vien vyras. Ne? Yra vyriškas ir moteriškas pradas. Tai Deivė Lakšmi tai yra būtent to moteriško prado kaip ir atstovė. Ir jinai yra, netgi sakoma iš tikrųjų, kad moteris, mes esame Deivės Lakšmi. Tai yra turtų, sėkmės, šlovės deivės savo vyrui. Tai va, tai dėl to, ir be to Deivė Lakšmi yra tobula žmona. Yra žmonos pavyzdys, taip sakant, iš ko galime pasimokyti, kaip reikėtų daryti. Tai va, dabar jos ir pavyzdys, kokia ta moteris turėtų būti. Tai pirmiausia, papuošalai be šiaip, papuošimo funkcijos dar atlieka ir apsauginę funkciją. Ir vėl, jūs šiaip žinote apie tas 7 pagrindinės čakras? Parodyti. Nes, ta prasme, ne tai, kad bet kad yra 7 ir bent jau vietos, kur jos yra. Žinote, tai va, tiek užtenka, žinai. Jau rodyti? Taip, ta prasme, tai va, čia tie papuošalai realiai yra kaip plaukai mūsų energetinė apsauga, tų pagrindinių čakrų, kasa, ta prasme. Taip ir papuošalai lygiai taip pat yra mūsų apsauga. Tai yra, va, viršutinė čakra, nes Sahasrara uždengta. Čia tas bindis uždengia šitą trečią akį, tai yra Ažna čakra. Taip. Turiu vieną pažįstamą, jinai irgi iš, taip sakant, mano bendruomenės, tai jinai dabar pradėjo, kad ir paprastai tiesiog vaikščioti su to bindžiu. Tiesiog, žinot, būna gražus blizgantis lipdukai tiesiog. Ir sako, aš jaučiuosi visai kitaip, man kažkaip taip aš geriau jaučiuosi, sako, tiesiog saugiau. Dar tiesa, bet kalbant ir apie plaukus ir apie Sahasrara čakros, apie plaukus, sakykime, taip, tai žodžiu, mes prarandame per viršugalvį daug energijos. Ir dėl to anksčiaugi, tikrai, bobutės su skarelėmis, arba poniutės su skrybelėm. Ir aš irgi to galėjau įsitikinti, kad visai kitas jausmas, kai čia yra vaišnaviški festivaliai visokie būna, vasarą pavyzdžiui. Ir tiesiog, natūraliai vaišnaviškose tradicijose yra tradicija dengti galvą. Tai kai, pavyzdžiui, vasarą būna savaitės trukmės festivalis, aš pabūnu daugiau su tą uždengtą galvą ir, žinokit, kaip su šarvais jautiesi, kaip su apsauginiu šarvu. Ir aš vis sakau per visas paskaitas jau ilgai, taip vadinasi, greitai ateis ties momentas, kai padarysiu taip, kaip sakau. Tai kad būtų įdomu visą eksperimentą padaryti, tiesiog vaikščioti, vaikščioti su skrybelė, arba su skara, kažkokiu šaliu ten užsidėjus. Tiesiog slėpti tą viršugalvį ir plaukus. Nes apskritai, kas liečia, vėl grįžtant prie plaukus, tai plaukai yra tokia didelė, stipri magija, kad ne kiekvienam galima tai parodyti. Čia rytuose toks požiūris į savo plaukus, kad mano plaukai yra tokio gražumo, kad aš jų negaliu rodyti niekam kitam išskyrus savo vyrui. Nes kiti vyrai nesugebės atsilaikyti ir aš, būdama padori moteris, aš slėpiu savo plaukus, nes jie yra tokie ypatingi. Tai gražus požiūris, ne? Taip. Tai kadangi mes irgi esame labai ypatingus ir mūsų plaukai yra nuostabus, tai čia tokia mintis pamąstymai, taip sakant, apie visą kitą. Tai ir kas liečia papuošalus, tai matot, pavyzdžiui, čia irgi riešai, čia yra tos 7 pagrindinės čakros, jos gal plačiausiai žinomos, bet iš tikrųjų mūsų energetika yra labai labai sudėtinga ir labai subtili. Ir dar tiesa, apyrankas, pavyzdžiui, jos kai skamčioja, jos atbaido piktąsias dvasias.
Varpeliai ant kojų. Vaikams Indijoje gal net nežinau, gal net ir dabar yra rišami varpeliai. Ne tam, kad žinote, kaip katinas, girdėtume, kuris tai yra, arba paukščiukus baidyti, bet tam, kad šitą šmėklas atbaidyti. Tai va čia, matot, visas čia, taip, ta Ačna čakra, tada Višuddha čakra, tada Anahata čakra, širdies lygis, ane, Manipūra čakra, Svadhisthana čakra ir Muladhara čakra. Ta prasme, per visus tos aspektus, visos čakros yra uždengtos. Plius tie varpeliai, kojos, pavyzdžiui, yra Indijoje populiaru, kaip mes žiedus, kas nešiojame, kas nenešiojame, taip žiedus ant pirštų nešioja. Pėdoms apskritai dėmesys yra skiriamas. Tai va, tai ir net, pavyzdžiui, ir kosmetika taip pat jinai turi savo prasme. Akis juodai apvedus mes apsaugome, ten yra tiesa, yra kitokia šiek tiek tenais pelenai, maišyti su gy. Čia, kaip ten vadinas, neatsimenu. Kadžel, man atrodo, tas pieštukas. Žodžiu, bet juodai apvestos akis, jos saugo nuo nužiūrėjimų. Ir apskritai, va, tie papuošalai tai yra skirti tam, kad nukreipti dėmesį. Pavyzdžiui, tas trečias bindis yra, akis yra sielos veidrodis, ne? Ir moteris yra labai tokios subtilios ir jautrios. Ir dėl to yra apskritai net, kaip čia dabar, čia iš viso, šiuolaikytiniam žmogui teka, aš dabar pasakysiu, yra visiška utopija. Vyras vyras neturėtų žiūrėti moterį į akis, nes tai yra jos privatumo pažeidimas. Dėl to, jeigu žiūrėti tarp akių į tą bindį, atrodo tarsi žiūri akis, aš, pavyzdžiui, žiūriu tau į bindį, trečią akį, bet netrodo, kad aš žiūrėčiau kažkur. Tai yra tiesiog pagarbos ženklas. Nespoksot moteriai į akis, ypatingai vedusi. Bet dabar suprantate, tai va, čia mūsų tiesiog dabartinė visuomenė yra šiek tiek kitokie standartai. Nėra tokios didelės pagarbos moteriai, bet ir moteris pati savęs taip negerbia, kaip kad yra verta būti gerbiama. Tai va, taip, viskas turi savo prasmę ir priežastis, tai va, ir papuošalai taip pat. Ir taip pat yra sakoma, kad psichologiškai, čia psichologai nustatė, kad pasipuošusi moteris kažkaip taip padaro, namuose, jeigu vyras mato savo žmoną nuolat gražiai ir pasipuošusi, jisai uždirba daugiau pinigų. Naudinga, ne? Tai čia joks ne egoizmas puoštis. Reikia Dar papuošalų. Taip. Tai va. Nes, vyro atsvara yra, vyro jėga yra namuose, namai, šeima. Ta prasme, jo gyvenimas yra už namų. Moters gyvenimas yra namuose. Moters bet kokios moters, sėkmingos verslininkės ar bet ko, savirealizacija, saviraiška yra santykių kūrimas. Mums tas yra labai svarbu santykius kurti. Vyrams tai yra kaip ir antraeilis dalykas po saviraiškos išorėje. Ten kažkokių siekimų, bet vis tiek jisai jėgą gauna namuose. Iš labai gražios, su suknele kepančios blynus, pasipuošusios žvangančios apyrankėmis moters, su išpuoselėtomis pėdomis ir tiesa, namuose mes galime vaikščioti palaidais plaukais, jau namuose mes karalienės esame. Tai va. Dabar dar kas yra svarbu, apie tos rūbus, ar ne? Tai yra, kad kelnes, ne, mes kaip kalbėjom, kad kelnes moteris renkasi tada, kai yra ta vyriška energija dominuoja, nes tada mes impulsyviai tiesiog nemąstydamas mes pasielgiam vyriškai. Nes yra tas moteriškas pradas ir vyriškas pradas. Ir kokia pusiausvyra mumise yra, toks pirmas impulsas yra. Čia, jeigu mums svarbu įrodinėti savo tiesas, tai yra ženklas, kad vyriška energija dominuoja, nes vyriškas pradas, jo prigimtis, pati prigimtis yra valdyti. Jeigu mes negalim būti valdomas, jeigu mums sunku priimti vyro valdymą, mūsų reiškia, kad tai du vyrai namuose gyvena. Tiesiog, nes kai keičiasi tų energijų viduje pusiausvyrą, keičiasi ir elgesys labai stipriai, žinokit, tikrai aš esu liudininkė to manyje pasikeitimo. Visai kitaip, ta prasme, visai kitoks bendravimas yra. Visai net nesinori ginčytis, net.
O būt šalia konfliktų žmonių, kurie ten iš viso tarpusavį pakeltais tonais barasi, yra net fiziškai skauda. Nu. O jeigu vyriška energija dominuoja, tai tada irgi norisi eiti ir, žodžiu, kautis ten, įrodinėti, ne, mano žodis paskutinis. Tai va, tai žodžiu, tai va, kas liečia rūbus. Dar be to yra labai svarbu sijonai moteriai ilgi, piltuvėlio formos, dėl to paties irgi dėl žemės. Moteris turi 3 pagrindinius tos energetinius centrus. Tai ir vienas iš jų yra kur? Taip. Čia net, iš viso, ta vieta labai ypatingai svarbi. Aišku, kita širdis ir 3 yra, dabar galvoju, Adžna čakra, čia mūsų intuicija. Bet ta pirmoji, ta gimda, tai yra, motiniškumo. Kas yra moters pati gražiausia misija būti mama. Ir tai nebūtinai, kad pagimdyti vaiką. Mama visom gyvom būtybėm. Tas mamos išaiška ta. Ir tas pradas, ta moteriška energija, pati patraukliausia ta moteriška energija ir yra iš to motiniškumo energijos. Ir kai mes mauname kelnes kažkokias, tai mes tą energiją keliam į viršų ir virškėjam. Bet čia irgi labai subtilūs dalykai ir tą labai, tą reikia išjausti, tą reikia eksperimentuoti, bandyti ir tada ateina tas pajautimas, kad tikrai taip yra. O sijonai, jie leidžia tą energiją būti ten, kur jai priklauso. Bet to džinsai yra super vyriškas drabužis, todėl kad medžiaga vyriška, spalva, pati grubi medžiaga yra vyriška, plus yra kelnes atidengia, kaip išryškina formas visas. Užpakalį, priekį, taip sakant, ir pritraukia žvilgsnį. Žvilgsniai vagia energiją, atima energiją. Tai mes iš gimdos iš savo, taip sakant, sakraliausių vietų mes pritraukiam dėmesį ir mes, pačios silpstam. Paskui dar yra kas momentas, kad užtrauktukas yra. Taip? Ir energetiškai užtrauktukas kiekvieną kartą šik, 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 Tai kiekvieną kartą, kai einam į tualetą. O einam, dažnai, taip? Kažkiek, kai vis vieną. Tai čia mes tiesiog labai žalojam save, rengdamasis ne sijonus. Dabar sijonas sijonų irgi nelygu. Kaip jau sakiau, kuo daugiau nuogo kūno, tuo labiau pritraukiam dėmesio, nes taip jau natūraliai yra padaryta gamtos, kad vyrus moteris traukia labiau negu moteris traukia vyrai. Jie negali atsispirti tiesiog. Tiesiog tai yra, taip yra sukurta. Ir kiekvienas tas dėmesys, kiekvienas žvilgsnis ima energiją iš mūsų. Tai dėl to daugelis tų visų žvaigždžių, manekenių ir visako prasigeria, prasinarkašina, nesugeba sukurti normalių šeimų ir visako. Dėl to, kad jos neturi iš ko. Dėl to, kad ten apie jas galvoja milijonai žmonių, visokiausias, milijonai vyrų, iškrypelių ir visokių minčių, visko galvoja. Ir kiekviena mintis yra materiali. Tai, ką su mumis daro vyrai savo galvoje, kažkokie tai, ta prasme, viskas tas mūsų subtiliam kūne atsispindi. Ir mes tikrai nenorėtume, kad su mumis realiai darytų, kokie, pavyzdžiui, girtuokliai apsisnargliavę tenais, bet kai mes jiems suteikiam tas, tano jų fantazijų, tai mes duodam jiems leidimą taip galvoti apie save. Čia kuo daugiau nuogo kūno, tuo mes labiau pažeidžiamos esame. Tuo mes labiau save išdaliname kažkokiem nepažįstamiem žmonėm, kurie iš viso ne prie ko ne. Ilgi sijonai, piltuvėlio formos, jie dar be to veikia kaip kondensatorius, kur iš žemės tą energiją kaip tik kelia ir koncentruoja gimdoje. Tai kitaip tariant, mes kai turim ilgus sijonus, nešiojam ilgus sijonus, mes neprarandame energijos, bet dar ir gaunam ir ją telkiam toj vietoj, kur yra labai svarbi kiekvienai moteriai. Ir dar be to, ilgi sijonai yra labai patogu. Tai yra tikrai man, pavyzdžiui, kadangi aš buvau visiškai kelnių žmogus ir kai aš pradėjau vaikščioti su ilgais sijonais, aš visai jokio diskomforto nepajutau. Ir tas patogumo aspektas, kad yra patogus su džinsais, tai man yra labai patogus su sijonus. Bele kur eiti, lipti, ten daryti kažką, tikrai. Nebent gal į medį karstytis, bet vieną kartą mes ėjom su draugais pasivaikščioti po ten
Belmonto ten tą parką ir aš ėjau su kelniam, o mano draugė ėjo su ilgu sijonu. Ir kuo puikiausiai užlipo į tą medį ir viskas buvo normaliai. Žodžiu, čia tik požiūrio klausimas yra. Tai va, pabandykit, eksperimentą padarykite. Va. Dar, bet kodėl yra svarbu mums tikrai atkreipti dėmesį tą savo pirmąjį moterišką centrą gimdą. Kai pirmasis centras pripildytas energijos, moteris švyti gyvybinę energiją, pasitenkinimu, grožiu, ji nepaprastai patraukli ir kerinti. Ji myli save, jaučia savo vertę, saugoja save kaip nuostabų gėlės žiedą. Ji myli ir gerbia kitus žmonės, moka mėgautis kiekvieną akimirką. Vyrus tokia moteris traukte traukia, nes jie jaučia jos energiją. Ir plus tai yra tas paslaptingumas, tai yra moters paslaptis, kai neaišku, kas po to sijonu. Bet jisai vis, ta prasme, pavyzdžiui, šią vasarą buvo labai madinga tais ilgais sijonais. O šiaip tai mano mama mane vis kritikuoja, sako, tu pasižiūrėk, tu iš viso vienintelė gatvėje esi su sijonu ir dar ilgu. Tai va. Kai sutrinka moters energijos